nekokių epizodų gynyboje, tačiau vėliau Gagičius savo darbą tikrai šiandien atliko. 12 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. Kadimas Žekas, kiek švelnina skirtumą tarp ekipų. Pieno žvaigždžių beneriškiausias pokytis buvo atsisveikinimas su Brendonu Tabu. Ypatingai tuomet pasikeitė Pieno žvaigždžių žaidimas, jis netapo pergalingas, tačiau jis tapo bent kažkiek komandiškesnis. Ir čia Kadimas Žekas, surastas baudos aikštelėje, dar norėtų ir pražangos. Vienas, sakyčiau, solidžiausių ir geriausių Pasvalio ekipos žaidėjų, apie tai mums patvirtina. Kadimas Žekas daug gauna kamuolių jis. Prieš Popovičių, 1-1, atšokdamas atgal. Deivido Sirvydžio kūryba. O Kadimas Žekas apie save primena po kiek ilgesnės pertraukos. Revažanga. Taigi artimiausių metų Panevėžio klubas turės rungtynės su Utenos Uniklapčiaus sėkmingos tandemo žaidimas. Kitas rungtynės pasvaliečiai žais su Vulfs, vėliau Neptūnas, Jonava ir Vilniaus Rytas. Taigi, apskritai, turbūt minimalus tikslas Pasvalio klubui per šią seriją. Iškovoti bent vieną pergalę ir nusitraukti.